Tai reikia eiti per tokią tvorelę ir aš jau matau vieną įdomesnių egzempliorių. Tikrai galiu nesikuklinti ir sakyti, kad jau mačiau pačius gražiausius pasaulio paplūdimius. Nes Tornidžiai yra amazing. Lengvo bemaliuko išvaizdą turi. Yra ir kitas praėjimas, bet mes kažkaip vėl pasirinkom eiti savo jau žinomų keliu. Startuoja pas mus antra diena Port Bartone. Norėjau sakyti, kad jau orai šiek tiek pagerėjo ir droną spėjau kelias minutės įsikelti, bet tik tai išėjom savo viešbučio, vėl lietus užkliupo. Pasakė mums 2 populiariausius čia paplūdimius ir kurie, sako, bent jau gražiausias vaizdai yra tai White Beach ir Coconut Beach. Tai kadangi lietus ir neaišku, ar jis čia baigsis ar ne, tai bandysim kažkaip nusigaut, bet jeigu įsilis, tai reiks ieškoti kito plano. Kas gerai, kad jau nėra tiek daug to vandens sugėrė, bet aišku, kas blogai, tai kad yra toks molynė. Tai žiūrėsim, kaip toliau šitam miestelį visas vaizdas. Panašu, kad turistai kaip tik irgi atkeliauja į mūsų viešbutį, tik jau neturės tokio perėjimo kaip ir mes. Nu ką, šiaip taip atvažiavom, dar yra keletas tuktukų, bet man atrodo, jie jau be turistų. Tai bus turbūt išskirtinė galimybė vieniems pamatyti tą, dabar pirmasis yra White Beach, o po to pabandysim sustoti prie Coconut Beach. Jo, lietus tai ryškiai įsisiautė, dabar vos primažėjo, bet žiūrėsim, kaip ten viskas prie vandens. Tai reikia eiti per tokią tvorelę ir aš jau matau vieną įdomesnių egzempliorių. Ką mačiau, kad Tailando paplūdimiuose tam tikrose būdavo, tai kiaulės, bet šitokios juodosios kiaulės, kaip tokia net neša į šernus. Ir šuo už tavęs meilę. Ir šuo už manęs. Ir jo, jos kasa, matosi, rumščia žemę. Gabrielė, aišku, jaučiu bijos praeiti, ar ne, Gabrielė? Aš nenoriu jai kelio sutrukdyti, aš gal palauksiu. Šuo irgi tiesiog prabėgo. Gerai. Nu, kiaulė eina, man atrodo, savais keliais. Jie eina keliuku pačiu. Jo, bet man atrodo, jie čia dar žemelės rado fainesnės. Su savo tuo šnipu, žinai, rumščiasi, žiūri, kur yra, aš net nežinau, ko jie ten ieško labiau, ar kažkas turbūt. Manau, kad čia, žinai, kad dabar kiauliai tai rojus, to tiek daug dumblo. Purvo. O ką, pats paplūdimys, dar mes, aišku, prieisim arčiau, daug palmių, labai gražios iš tiesų palmės ir visai gražiai šviečiasi viskas čia, reiks prieiti kažkaip prie paplūdimio. Praėjimas tai toks, sakyčiau, sunku, aš labai džiaugiuosi, kad mes nusprendėm eiti, tiksliau ėmėm tuos tricycle, nes patiem praeiti per tokį orą, nu, iš esmės neįmanoma, nes ten buvo labai daug molio, vandens ir kitų dalykų ir pakankamai tolimas, kokia. Jeigu pėsčiom vos ne pusvalandį reikėtų eiti, o mašina buvo apie tą tricycle apie 7 minutės, gal 10. Ne, tai gražiausiai turbūt visas vaizdas yra į dešinę pusę, o šita tokia pakrantė. Rašo baltas paplūdimys, bet turbūt dėl lietaus jis nėra jau toks dabar baltas. Ir labai fainai tas šuniukas tolumoje tiesiog sėdi. Eik, tu savo, bet koks čia įspūdingas. Gražu. Ta prasme, tobulai yra. Patinka. Labai eina savo. Aš neįsivaizduoju, kaip čia, jeigu nustotų lyti, saulė, žinai, būtų, tai tarsi iš vis būtų tobulai. Aš tai svajoju dar droną pasileis, gal dar nunės, bet aišku, tas vanduo darbos vis dar lyja. Ir šiaip labai graži pakrantė, nes pats toks įėjimas į vandenį labai kažkaip lengvas ir smėlis toks nėra šiurkštus. Visos tos audros sudrumstė vandenį, o jeigu čia nebūtų nieko, kur ramu, tai eik, tai būtų šis pasaka. Pasižiūrėk. Jo, kaip iš atviruko šitas šonas atrodo. Visiškai. Čia dar toks perėjimas upelio. Suteka atgal į jūrą. Gerai, praeikim kaip nors.
Tai prie jų namelių irgi yra tos kiaulės ir čia matosi net skirtingos. Vienas tokias jau labiau lietuviškesnės, o kita vėl ta rusvoji. Man atrodo, kad jie šiek tiek čia, žinai, Gabrielė, kad daro tokį kaip promo. Nu, tai prasme, kad aš nežinau, ar natūraliai čia gal jas po to mėsytė laiko. Nu, tiesiog prie namelio. Taip, tai Gabrielė perleido paplūdimių estafetą komentavimą, tai pasibuvus, dabar dar spėjo droną pasikelt iš lauko tą akimirką, kol bent 10 minučių nelyja lietus, panašu, kad vėl kaupiasi audra. Tai tikrai spūdingas, tuo labiau, kad tos kiaulės irgi suteikė tam tikro žavesio, nežinau, sakau, ar čia jos padarytos būtent dėl turistų, ar čia tikrai laiko jas ir po to, nežinau, veisia, mėsytė ar dar kažkam. Bet tikrai labai gražus paplūdimys, vienas su Gabrielė kalbėjom įspūdingiausių, ką bendrai esam matę. Labai tinkamas jau toks ir deginimui, aišku, reikia gero oro, reikia saulės. Tai faina, nors ir kol kas čia kokią 20-30 minučių pasibuvom, bet tikrai smagiai dabar keliaujam prie to antrojo vadinamojo įspūdingiausio paplūdimio Coconut Beach. Labas, mažytė. Kai uodegėlė eina. Nu, galiu paglostyti, ne? Bent šiek tiek. Jet, nešmygis. Labas. Gėri. Nu jo, šuniukas čia visai neblogą vaizdą savo įsipirko. Atrodo, jisai su mum. Saugo su šeimininko dviesi šitą paplūdimį. Ate, atsitikė. Ate. Sustonai vairuotojas dar sako, davai, galite, jeigu norite pasižiūrėti į kiaulės. Mes, aišku, Lietuvoje tokių turim, visokių kiaulyčių, bet ne visada ir pavyksta pamatyti. Atsukęs subinė viena. Nu va. Šiaip klausimas, aš gal net nemačiau, žinau, gal gyvai. Subinės kiaulės? Nu, manau, kad jo. Tai va dabar žinai, kaip atrodo subinė kiaulės. Taip, tai jau atkeliavom į Coconut Beach, kažkur 15 minučių važiavom čia į atgalinę pusę ir vaizdas kol kas irgi visai įdomus, sakyčiau, net įspūdingesnės, tos pačios palmės atrodo, tai atsiksi vaizdą. Nu, man gal net ir šitas gražesnis kažkuo. Man įspūdingos yra labai šitos palmės, jos nežinau, kaip nudeginimą kažkokį turi ir visos labai į vieną kryptį, į dešinę palinkę, labai cool atrodo viskas. Bet tikrai žiauriai įspūdingai. Wow. Ir kitoks. Man žinai, kas patinka, kad nėra panašumo į tą praeitą, kas labai cool, kad yra tokio atstumu, tokie skirtingi ir tokie įspūdingi. Taip. Wow. Gerai, bandysim irgi droniuką įsikelti čia. Bet čia tikrai wow. Kol dar turime negaliu laiką. patikėti, kad mes matome. Tikrai galiu nesikuklinti ir sakyti, kad jau mačiau pačius gražiausius pasaulio paplūdimius. Nu, nes tai yra amazing, aš neįsivaizduoju. Nu, dar Maldyvų gal reikėtų pamatyti, žinai. Tai va, manau, Balabakė būtų buvę labai panašiai. Aišku, ir vairuotojai sako, jeigu dar turėtume dabar saulę, tai čia iš viso tas vaizdas būtų. Dabar toks apsiniaukimas, bet bent jau kas gerai, kad lietus nėra. Ir tas gamakiukas kaip gerai atrodo. Aha. Eik savo. Ir ten žiūrėk yra kažkokie galvijai, dar kažkas. Ai, dar ne kažkokie gyvūnai. Aha, tiksliai. Tavo mylimas kriauklytės surinktos. Ir hamakas toks. Bet čia toks paturbintas. Tai aišku, nebūtų Coconut Beach'as be kokosų. Ir čia panašu, kad visi šitie medžiai yra tam tikra rūšis tų kokosų. Dėl to jie taip ir įspūdingai atrodo. Aišku, čia jau tokie jau senesni nukritę kokosai, tai netinkami. Bet visas realiai parkelis jų prikritęs. Labai įspūdingai atrodo. Čia žiūrėkit, kokios kriauklės čia, kokio didumo, kokio grožio. Wow. Eik tu savo. Man tai primena, žinai, kur Austrės valgėm, tas šviežias ir tokias buvo, žinai, didelės. Ir labai sunkiai, nu čia jau tikiuosi, kriauklės galima imti į rankas, gal čia nenusižengiu taisyklėm kažkokiom. Kalbama dabar su Gabrielė, tai šiaip yra ir pliusų, kai yra tas nesezonas. Aišku, dabar ištaikėm, kad bent jau šiek tiek nelytų, bet žmonių nėra. Vieni realiai turim tokią unikalią
progą pamatyti tuos tikrai įspūdingiausius, gal net viso Palavano paplūdimius. Tai yra pliusų priedo dar kaina, dabar galėjom nusidėrėti yra įėjimo vienam žmogui 50 jų pinigų, tai apie nesiekia pilno euro. Tai 2 žmonėm be abejo už tą pačią kainą supranta, kad realiai ir lietus, ir tų žmonių nėra tiek daug, tai dar galvoja, jeigu atsisakys, tai prarasim daugiau, tai leidžia nusidėrėti už pusę kainos. Keista, net saulė šviečia, čia aš to neplanavau. Jo, mes kai kambarį realiai visą dieną lijo, tai tikėjomės, kad realiai per lietų pamatysim, bet va. Bet čia mums dar ir tai labai pasisekė, nes realiai nelyja praktiškai paplūdimy, ten kiek palyginus lyjo, tai ten, kad keli tie lašiukai nulyjo, tai čia lašas, kaip sakau. Eik, tu savo, bet aš nežinau, čia taip įspūdingai, kad wow. Ir vieni man irgi net keista, aš žinai, nepratęs tos selfie kameros daryti, tai dabar vaizdas priešais mane, wow. Wow. Gerai. Čia taip įdomiai išnešta dumblių labai daug. Vienas kitas dar kopusas nukritęs. Bet jeigu nebūtų tų dumblių, tai iš vis būtų baltas smėlio paplūdimėlis. Kuo švarės, gražiausias pats krantas. Tik vis tiek audros dabar daro savo. Bet eik, man sunku patikėti. Vis dar, žodžiu, kad ir kiek laiko keliauja, niekad nenustoja stebinti gamta, vaizdai. Jo. Kokosų gal ir neparagavom, bet tikrai turėjom gerą laiką pasibūti. Kokosų paplūdimy iškėliau droną. Buvo šiaip reikalų su jo, nes vėjas, gal nors ir lietos nebuvo, bet vėjas labai stiprus, tai net keletą kartų man reikėjo naujai droną leisti, palaukti, kol šiek tiek bent jau tas vėjas nuslops, o dabar ką? Keliausim pavalgyti. Su Gabrielė praeitą dieną matėm vieną restoraną, kur turėjo pakankamai daug žmonių ir po to dar peržiūrėjom. Tai tiek balai geri, tiek daugiausiai įvertinimų turėjo bent jau šitam Port Bartone. Tai pasižiūrėsim, kiek žinau, ten bus tiek labiau europietiški, amerikietiški patiekalai, tiek jie turi ten atskirą meniu ir filipinietiškų, tai jaučiu ir tuos pasibandysim. Tai mūsų vieta vadinasi Kokoriko. Jau yra, matau, šiek tiek ir turistų. Nu ką, tai atkeliavo mūsų patiekalai ir šiaip labai platus dabar stalas, galvoju, čia bus mažos porcijas ir panašiai, bet pakankamai normalios porcijas. Ir matome, galima sakyti, brančo pažibas. Tai pas mane yra Benedikto kiaušiniai. Vizualas vienas prastesnių šiaip, ką esu matęs, nes šiaip kas restorano, čia toks jau nepainesnis dalykas, kad labai baigėsi greitai produktai. Mes matėm, kad ir sakė, kad burgerių bandelės jau yra baigėsios, tai tiesiog sumuštinių bandelės. Aš spėjau, kad gal net Benediktam irgi darydavo anksčiau kažkokias kitas bandelės, o dabar tiesiog paprasta tokia sumuštinių duona padaryta ir pats kiaušinis. Nežinau, kokią formą, kas čia dar papildomai daryta, vis tokia biški lengvo vėmaliuko išvaizdą turi, bet aš tikiu, kad skonis bus visai kitoks. Tai ragaujam, pas mane yra Benediktai su šoninė. Skonis geras. Man minusiukas tas, kad nors nešė šiaip irgi pakankamai ilgai, kokią mes 20 minučių laukiam, jau kažkaip atšalę Benediktai. Vos lengvą šiltumą jaučiu, tai tas labai šiaip keista, nežinau, ar jie tos Benediktus dar laikė šone, kol kitus patiekalus gamino, nežinau, gal burgerį ir tiesiog laukė gamino. Bet šiaip tikrai visai skanus variantas. Tai ką, mūsų burgeris taip patiktas su koleslaw salotomis ir kečupuku, aišku, bulvytės free, tokios mėsingos padarytos. Ir labai keistas, vėl buvau užsiminęs, kad burgerio bandelės kaip ir baigėsi, bet jos kažkaip stebuklingai atsirado, nežinau, gal atvežė čia kaip per seniausiai. Šitas burgeris yra su frajanta vištiena. Čia aš dažniausiai pats asmeniškai imu su jautienos paplotėliu, bet pabandysim kitokį pietų gal Korėjos variantą. Taip labai skanu ir kas įdomu, vidų galim praeiti, aš aišku apvertęs, kad mozzarella yra labai tokia tas ir jos nepadaryta, kad smulkinta,
Bet net parašyta, kad yra kaip būna mėsainių paplotėjas, tai čia mocarelos paplotėjas ir tada tu turi tą tasumo efektą, kas žiauriai cool. Nu ką, ir mūsų baulas, vėlgi buvo išsirinkęs baulą su mango vaisiais, bėdėjas sakė, mangai baigėsi pas juos, tai pasėmėm su bananu. Ir man įdomu, jis vėlgi yra ta spalva, kur ne ką tik atrodo šviežiai pjaustytų, bet arba jį kažkaip dar brandina, lengvai marinuoja, nes yra tas geltonumas jau kitoks. Šalia yra riešutų sviestas ir dar vaisių visa lėkštė. Kas yra cool? Ananasai ir čia dabar nežinau, turbūt yra vėlgi ar arbūzas tai šviesesnis, jo, turbūt arbūzas šviesesnis. Kas cool, kad prie kiekvieno pusryčių patiekalo įmant jie nemokamai dar duoda, gali išsirinkti kavos arba arbatos, su pienu tokiu šotu atnešė, bet mums iš karto atnešė kavą, neklausė ar ką, nežinau, gal arbata baigėsi. Gerai, ragavim. Šiaip visai įspūdingai atrodo baulas, geriau man bent jau negu mūsų Benedikto kiaušiniai. Pats baulo avižų tas skonis, taip kaip namie tu jas įsiveria, tai labai panašu tas skonis, tai šiek tiek priminė namus. Supilkim dar mūsų to riešutų sviesto. Jis labai gerai, kad jis nėra labai kietas, tai bus labai lengva susimaišyti jį čia. Skanus, geras, sveikas, sakyčiau, variantas, tik man vėlgi norėtųsi to biškai lengvo baulo egzotiškumo, tai va kokie mangai tikrai tą pridėtų. Čia toks paprastesnis variantas, bet kadangi turim šalia vaisių, ką tik supjaustytų, tai labai gerai. Visai skaniai pavalgėm, o dabar tokie mūsų vėl buitekiniai reikalai, kurie labai aktualūs šitoje Port Bartone šiom dienom, tai kaip reikia nusiimti grynųjų pinigų iš ATM-ų, nes jų yra kokie 6, bet per Google Mapsus rodo 4, kad apskritai kaip uždaryti, o 2 kaip yra atidaryta, bet jeigu čia mieste nėra elektros arba šiaip dar nesutvarkyti, tai tie ATM-ai neveikia. Tai mes jau antrą dieną vis žvalgomės ir vis nei vienas neveikia. Sakė dabar restorano šitie dirbantis žmonės, kad tiesiog reikia tikrinti dažnai. Ir kažkada panašu pasiseks. Tai dabar vėl pavalgę bandysime nukeliauti, pasižiūrėsim, gal vis dėlto jau veikia, nors prieš būnant dar neveikia. Rinėjom toliau per balas, kaip ir kažkiek susigėrė, jau nėra gal, nors jo, prie viešbučio vėl reikėjo plaukti, Gabrielę nešiau pakėlęs. Tai jo, kol kas Palavanas ir mūsų Port Bartonas skęsta. Tikimės, aišku, kad artimiausiam dienom bus kitai. Žiūrėsim, tai mūsų bankomatas yra prie tokios pusiau veikiančios degalinės. Yra tokia kaip pašiūrė, eini per akmenis ir jis toks šiaip bendrai visa ta vieta atrodo, kad irgi ar kažkada gal net, matau, nieks nedega. Labai aprūkė ir viskas čia nešvaru, tai neaišku, ar apskritai kažkada egzistavo laikas, kai šita vieta veikė. Tai jo, tokie reikalai reiks bandyti kitą kartą. Ir dar Gabrielė užsiminė, kad jo, mums ir su elektra biškai viešbutyje yra reikalų, nes vis išmušinėja tos saugiklius, vis reikia jiem sakyti, kad žiūrėk, kad vėl elektra dingo. Tai ateina, padaro tos atsarginius elektros kažkokius šaltinius savo turimus ir vėl atsiranda. Primėti tavo dar šakų, panašiai kaip mes važiavom į tas salas, tai kelias taip sunkiai praeinamas ir prie pačio paplūdimio. Viskas plaukia upeliai. Jep. Bet yra žmonės maudosi, čia visai aktyvus dabar paplūdimys. Čia visai anksčiau tiek nebuvo, gal geras ženklas. Bent jau viena pusė, tai čia pilna maudosi. Pati pakrantė tai labai faina pasivaikščiojimui, gal maudytis ir nelabai čia norėčiau, nors aš šiaip apskritai nesu mėgėjęs maudymasi, bet praseiti čia yra visai cool. Dar šitas nusvirusi tokia palmė, labai kietai atrodo.
Kas kul, kad šitam paplūdimy jokio, realiai akmenukai, jokios kriuklytės, visiškai lygus, sakau, man kokie primena, kaip būtų riešutų sviestas, visas padengtas paplūdimys. Labai skaniai atrodo. Tai ką, update'as iš vakar dienos, pavyko link vakaro jau mum nueiti, nusimti tų grynųjų pinigų, pranešė tiesiog administracija, kad atsirado jau elektra. Nes realiai kas buvo, tai mes turėjom 10 eurų likusių, 3 dienas neišėjo nusimti pinigų, tai nebuvo jau taip labai juokinga, nes gerai, kad daug kur yra tie generatoriai, tai tam tikrą elektros srovę, tu turi šviesos, bet ne visur tu susimokėsi banko kortele ir taip pat nenusimsi jokių pinigų, neišsigryninsi. Tai, žodžiu, šiaip biškaip nebuvo labai linksma. Jo, ir ką, ir pavyko pagaliau, šiaip taip, tai čia tokia kaip ir pamoka, jeigu į ateitį, kas būsit toj pačioj Puerto Princesoje, ar po to tą patį Port Bartoną planuosi vykti, tai siūlymas tiesiog nusigryninti jau Puerto Princesą, nes ten yra tie prekybcentriai, tai manau tikrai kokį bankomatą atrasit veikiantį ir bus ramiau, nebus to stresiuko, kad jau grynėjai pinigai baigėsi ir kaip čia daryti, kada čia atrasti ir kaip čia kas. Tai va, nusigrėmus grynųjų pinigų dar kaip tik prie jos buvo pizzerija, kurią mes jau ir iš anksčiau užmatėm ir klausiau, ar čia nuotraukose tikrai tos jų picos, sako jų. Nes mačiau jau labai gražiai, neapolietiško su tuo leopardiniu ryžiu atrodančios picos. Ir viskas, realiai, tai iš tiesų tokias ir buvo vienas skaniausias apskritai Azijoje, ką esu ragavęs per visą šitą laiką. Tai nustebino, milenkai, manau, dar gal net ir kokį kartą užsuksim ir parodysim ir jums, bet tikrai velniškai skanios. Morning. Ir vietiniai praeina, tai čia visai tokia molynė esam. Šiaip tai mums viešbutis sakė, kad yra ir kitas praėjimas, bet mes kažkaip vėl pasirinkom eiti savo jau žinom keliu. Bet aišku, kojos kilimsta, nėra tiek daug, kiek vakar vakare gal vandens, bet tas molis velniškai sunku eiti per jį. Tokia 10 minučių trunka vien tik šitas keliukas apeiti. Hello. Yes. Jo, vietiniai dabar skęsta, reikia visiems vandenį įsivaryti iš namų. Pagal mūsų dar planelį, ką mes dar Filipinuose veiksim, tai jau dabar labiausiai turbūt neprognozuojam artimiausią savaitę, nes stebėm orus, kokia situacija El Nido, nes El Nido buvo iš tų raudonųjų zonų, kur tikrai labai stipros liūtys. Dabar kaip ir pastarosiam dienom atrodo šiek tiek apmažėjo, ar kažkurios dienos kaip ir gali būti be lietaus, bet irgi tai yra tik tai tam tikros prognozijos, tai labai dvejopos mintys, ar reiks grįžti jau į mūsų Puerto Princesą, iš kurios skrisime į Manilą ir dar savaitę pabūsim, ar vis dėlto bandysim kokį kaip El Nido dar pasiekti, nes aišku būtų faina pakeisti tą lokaciją ir nebūti tos pačiuose miesteliuose, bet dėl savo saugumo, žinoma, svarbiausia yra saugumas ir žiūrėsime, kad galėtumėt pravažiuoti, nes normalu, jeigu į skrydį nesugebėsim nuvaryti, tai bus dar daugiau problemų, tai žiūrėsim, kaip čia mums bus. O čia va turime vietinį jau gyvenimėlį, buvo pradžioje paplūdimy turistai maudės, o čia jau vietiniai savo laivu išplaukia, vaikai dar ant supinio. Opa! La. Kaip Gabrielė smagiai atrodo, visas gyvenimėlis vietinis. Linksmai. Nesvarbu, lietus lyja, o kas, o ką, vanduo tas pats, savo supasi, džiaugiasi viena. Ką mes nusidezinfekuojam rankas. Ir šitoj, jeigu taip galima, ją jaučiu, kad pizzerija įvardinu, nors ten kažkaip tratatorija atrodo, kad galvoju, kaip čia pastos vieta, bet pizzos čia yra jų pasididžiavimas. Ir nemeluosi, mes jau vakar buvau net užsiminęs jau vlogę, kad valgėm velniškai iš tiesų skanias pizzas. Tuo metu ragavom peperonį ir ji realiai buvo turbūt viena iš kokių, aš į 5 skaniausių, ką mes čia Azijoje per visą kelionę valgėm. Tai atėjom jau antrą dieną iš eilės parodyti ir jom. Pas mane yra šį kartą Diavola, irgi viena iš aštriųjų picų, tik šį kartą yra jau ne su peperoni dešra, o su saliamiu.
ir uždėta, mačiau visokių čia paprikėlių, dar paaštrinimai, pipiriukai. Kas pas tave, Gabrielė? Pas mane tai Havajų pica ir kas pirmiausiai krito į akis, kad džiauriai didelė ananasai. Tai grinai lyg būtų, žinai, pimtas ananasas, supjaustytas ir tie dideli gabalai sudėti. Bet šiaip man, kadangi aš esu iš tų žmonių, kadangi man patinka ananasai, tai man labai bus gerai. Gerai. Viskas valgo. valgo. Laukiam, ragaujam, skanaujam. Dar karšta. Šiaip visas restoranas, Gabrielė kalba labai gerai atrodo, man patinka, praeitą kartą sėdėjom čia priešais mūsų šitoj pastogėlėje, tai žiūrėjom, kaip žmonės bėgioja per lietų. Tai visas restorano interjeras tikrai gražus yra, tai dar prideda balų. Tikėstinai vakar žmonių nebuvo visiškai čia, nei šiandien. Vieninteliai. Arba jų dabar ne pietų pertrauka, nes pas mus šiek tiek yra Lietuvos laiku vėlesnė, jau eina apie 17 val. Kažkas tokio. Tai pas juos gal dar darbuose arba tvarko po visos audrų namelius. Tai iškart ragavant vėl prisiminiau tą picos skonį. Kas yra labai gerai su ją, ir kas man picos labai svarbu, tai yra pats padas. Iškepta pati tešla, tas aišku, leopardiniai visi dryžiai. Labai skaniai. Aš vien, sakau, suvalgiau pizzą, tai Gabrielė buvo paliko šiek tiek tešlos gabaliuką, paragau jį ir galvoju, blemba, tobulą, aš vien tešlą galėčiau šitą valgyti. Tai jau nekalbu apie visus kitus, mozzarella, visas aštrumas, viskas yra labai. Kaip tie ananasai? Paragavai ananasą? Realiai lyginant jos, tad net ir praeitą vietą, kur valgiam, bet tas ne dabar, tai čia visiškai pizzadienė kažkokia gavusi. Tai, tai visiškai buvo neskane, tai palyginus. Bet jau skau, nėra ko tikėtis per daug, žinai, jeigu viskas bus gerai, tiesiog suvalgysim, bet čia tikrai yra labai gera. Ir tikrai pasirinkimo yra. Tai žodžiu, rekomendacijų nuo mūsų tikrai rekomenduoju. Aš šiaip pakankamai maisto esu reiklus, ypač pizzom, kadangi labai didelį kiekį esu išragavęs visoje Europoje. Pagirūnas. Bet tikrai man labai svarbu, kad jau būtų tas bent jau padas normaliai pagamintas. Ir aišku, Azijos šalyse daug kur labai atlaidžiai žiūri visą tą gaminimą. O kaip tik irgi tą praeitą restoraną, kur apžvelgėm brančo patiekalai, kad tik tie Benedikto kiaušiniai, tikrai nepamenu, kada taip blogai atrodė. Skonis viskas pakankamai normaliai, bet tai vieni išvaizdą neskiria, kiti aišku, daugiausia tai skonį neskiria. Tai čia, nežinau, kas juos mokė, bet labai gerai. Aišku, ir krosnis mačiau labai gera. Tai va. Tai tiek šitam mūsų vlogui. Orai beje gerėja, kaip tik mes su Gabrielė einant link šito picerijos žiūrėjom ir atrodo žemelė susigeria. Tai nesinori prišnekėti ir tų blogų orų. Jo, aš noriu viskai dabar, kad čia aš taip bijau kažką sakyti, kad paskui naktį nepasidarytų kažkas, žinai, tyla prieš audrą, dar didesnė. Bet jo bendrai tai bent nereikėjo bristi taip, tai... Jo, tai gali būti, kad tą patį, dabar va jau po truputį žiūrim bookingą, gal net tą patį Elnido prigriepsim. Gal palizikuosim. O šiandien tiek. Neužmirškit, vėl paraginsim pakomentuoti, pasidalinti, užduoti klausimus, palaikinti, pasidalinti, nežinau, storiukuose ar kažkur, bet kur. Kaip ir kalbėjom, tai svarbu, norint vlogui šitam kanalui plėstis. Tai tiek. Mes tave varom valgyti.